Seimo rinkimai 2008. Dar kartą laba diena. Eteryje laidų ciklas Seimo rinkimai 2008. Laidos vyksta kiekvieną dieną nuo 14 iki 15 valandos, o klausimus kandidatams galite pateikti paskambinę telefonu Vilniuje 2740 751. O dabar sveikiname su partijos Jaunoji Lietuva atstovu Stanislovu Buškevičiumi. Labą dieną. Labą dieną. Prašom pristatyti savo partijos programą, jums skirtos 5 minutės. Dar kartą labą dieną, brangus tautiečiai. Ar jūs norėtumėte po Seimo rinkimų kitą rytą vėl pamatyti tas pačias įgrisusias fizionomijas, tuos pačius veidus? Aš manau, kad jūs šito tikrai nenorite, nes visi jie mums atsibodo iki gyvo kaulo. Todėl aš siūlau balsuoti už Jaunąją Lietuvą ir mane Stanislovą Buškevičių. Jaunoji Lietuva reikalauja, kad daugelis Seimo narių sėdėtų ne Seime, o kalėjime. O kodėl? O todėl, kad jų sąžinė slegia daug nusikaltimų. Sutepta jų sąžinė yra krauju, nes jie niekaip negalėjo priimti įstatymo dėl saugaus eismo. O nepriimdami šito įstatymo, kiekvienais metais Lietuvoje keliuose žūdavo apie 1000 žmonių. Taip pat jie ir oligarchai yra atsakingi už tai, kad šiandieną Lietuva visoje Europos Sąjungoje pirmauja pagal savižudybių skaičių, pagal žūvančių keliuose skaičių, pagal žūvančių darbe neblaivių darbuotojų skaičių. Taip pat Lietuva visoje Europos Sąjungoje pirmauja 1000 gyventojų pagal emigravusių žmonių skaičių. Ir pagrindinis motyvas, kodėl lietuviai emigruoja iš Lietuvos, tai yra nepakankamai normalus atlyginimas. Oligarchus aš suprantu, jie nenori mokėti gero atlyginimo todėl, kad gali pasikviesti pigios darbo jėgos iš užsienio ir jie trina rankomis. Lietuviai išvyksta, o atvyksta pigi darbo jėga iš kitur. Bet kiekvienam yra aišku, jeigu Lietuva nebus lietuviška, jos nepriklausomybė neturės jokios prasmės. Kam gyventi tokioje Lietuvoje, kurioje nėra lietuvių? Kažkada tai Stalinas su Suslovu siekė vieno tikslo ir sakydavo, bus Lietuva, bet nebus lietuvių. Šiandieną mūsų politikai ir oligarchai vykdo taip pat genocidą, tik tai demografinį genocidą. Aš manau, kad reikia sustabdyti lietuvių išvažiavimą iš Lietuvos. Galų gale mes turime eksportuoti į užsienį nešviesiaplaukės blondinės į arabų ir vakarų Europos viešnamius, o naujausias technologijas. Mes esame lietuviai, senovės aiščių palikuonis ir turime kuo didžiuotis. Tačiau mums kiekvieną dieną kala, kad mes esame kompleksuoti, nesugabėme, tačiau pasižiūrėjus istoriją, iš tikrųjų jinai yra didvyriška, didžiavyriška ir turime mes turėti daugiau optimizmo. Tačiau su šita valdžia, su šitais Seimo nariais, su šita vyriausybė ir su šitais oligarchais optimizmo mes tikrai nesulauksime. Todėl nepraraskime vilties ir pakeiskime šitą Seimą. Tada aš galvoju, kad mūsų vaikai, mūsų jaunimas sugrįš iš užsienio į Lietuvą. Ir to mes turime pasiekti. Galų gale esame lietuviai, čia gimėme, gyvename. Ir turime čia numirti, nes nėra kito tikslo gyvenime, kaip atstovėti savo gimtąją tėvynę, gimtąją žemę. Taip pat valdantieji niekados nesirūpino, kad būtų pažabotas banditizmas. Ką mes matome? Mes matome tai, kad jau prokurorus, policininkus primuša. Tai iki ko mes nusirytume? Tai kaip gali būti apgintas eilinis pilietis? Merginos išprievartaujamos, po to užkapojamos. Galų gale mes galėtume sugrįžti prie mirties bausmės samdomiems žmogžudžiams ir žmogžudžiams recidivistams. Tačiau ne, žmogžudžiai recidivistai, bent kad jau jie sėdėtų iki gyvos galvos, tačiau paleidžiami iš kalėjimo, kol vėl padaro įvairius nusikaltimus. Nužudo vėl žmonių. Tačiau Seimo nariams tai visiškai nerūpi. Jie turi apsaugą, jie gerai gyvena.
Todėl aš manau, kad spalio 12 dieną reikia aiškiai pasakyti, ko lietuvių tauta nori ir nušluoti šitą Seimą, nes kito kelio nėra. Aš asmeniškai, Stanislovas Buškevičius, esu tas žmogus, kuris tikrai gali daug ką pakeisti. Ir kas mane pažįsta, iš mano darbų gali susidaryti vaizdą, kad ką žadėdavau, 90% įgyvendindavau. Tai, kas priklausydavo nuo manęs. O kas nepriklausydavo, spausdavau kitus ir reikalaudavau vykdyti. Taip pat. Ačiū, dėja, jums skirtas laikas baigėsi.